Sveiki, mėly neringiškiai, aš Matas Lasauskas, jūsų šešėlinis Neringos meras. Sveikinu visus sulaukus pavasario ir šią gražią saulėtą dieną pristatau vasario mėnesio veiklos ataskaitą. Taryboje buvo patvirtintas 24 metų miesto biudžetas. Net 63% šios sumos, o tiksliau 11 milijonų eurų, sudaro gyventojų pajamų mokestis. Tai yra tiesioginis jūsų, mėly gyventojai, indėlis į miesto piniginę. Iš viso miesto biudžete šiemet yra beveik 23 milijonai eurų. Be minėto GPM biudžetą sudaro nekilnojamo turto mokestis, vietinės rinkliavos, dotacijos, kitos pajamos ir per praėjusius metus nepanaudotos lėšos, kurios sudaro kiek daugiau nei 5 milijonus eurų. Panagrinėkime plačiau, kaip ir kam paskirstytas biudžetas. Kultūros centrui skirta 4,5 milijono eurų. Šios sumos, sako, jau turi pakakti galutiniam projekto užbaigimui. Per šios metus jis privalo būti pabaigtas. Juodkrantės uosto projektavimui 600 tūkstančių eurų. Labai džiugu pranešti, jog 80 tūkstančių eurų skirta padėlio aikštelė Juodkrantėje. Uždarų teniso kortų projektavimui Nidoje skirta 100 tūkstančių eurų. Taip pat mane pasiekė žinios, jog jau yra ir konkurso laimėtojas šiam projektui rengti. Juodkrantės bibliotekos remontui 50 tūkstančių eurų, Pervalkos molui 350 tūkstančių eurų. Benai plaukiam į Nidą festivaliui 100 tūkstančių eurų. Nors programoje buvo prašoma 1 milijoną skirti Preilos krantinės rekonstrukcijai, pinigų jai taip ir neatsirado. Kas nors pataisykite, jeigu klystu, tačiau Preilos infrastruktūriniams projektams šiemet pinigų apskritai neskirta. Gaila, tačiau pinigų neatsirado ir Nidos liuteronų bažnyčios apšvietimui, kas tikrai papuoštų ir suteiktų gyvasties visam miesteliui. Kad biudžete numatyti pinigai įvairioms programoms yra puiku. Tačiau dar svarbiau, kad viską pavyktų įgyvendinti. Kaip esu minėjęs anksčiau, Neringos verslininkai buvo išreiškę prašymą papildyti Neringos paslaugų ir prekybos vietų schemą 4 papildomomis gintarų prekybos vietomis. Atsižvelgiant į tai, Neringos opozicija pateikė prašymą dėl šių vietų papildymo, tačiau dauguma nutarė jį spręsti po visų prekybos vietų konkursų. Opozicija taip pat pateikė prašymą dėl šioje vietoje buvusioje Zuikio daržo teritorijoje prekybos vietų suformavimo, kad jau vasarą čia vėl būtų galima teikti paslaugas ir vykdyti komercinę veiklą. Tačiau šis prašymas kol kas yra atidėtas, tikriausiai iki balandžio mėnesio, argumentuojant tuo, jog neva reikia išsiaiškinti, ar šioje vietoje apskritai yra galimas komercinės veiklos vykdymas, atlikti žemės tyrimus ir kažkas panašaus. Nors negirdėjau, jog būtų užsakyti panašus darbai. Mano nuomonė, tai tik laiko vilkinimas tam, kad apskritai šiais metais nebesuspėtume čia nieko padaryti. Aš labai tikiuosi, kad taryba priims reikiamus sprendimus ir kad šią vasarą mes vėl galėsime džiaugtis šią vietą